Sveiki, aš esu Andrius ir šiandien pakalbėsim apie naują kombinuotą katilą DSP. Kodėl jis ypatingas, tai neužilgo apžvelgsime. Katilo galia 20 kW ir naudingumas 91% tiek šildant medienos granulėmis, tiek malkomis. Apie viską iš pradžių pradėsim nuo medienos granulių. Žiūrint giliau, katilo vidus yra išdengtas betono plokštėmis, todėl jūs turėsite gana aukštą temperatūrą degimo kameroje ir šilumos patekimą šilumokaičius. Šilumokaičiai turi savyje įrengtus turbuliatorius, kurie sulėtina dūmo judėjimą ir tokiu būdu atiduoda daugiau šilumos į jūsų šildymo sistemą. Tai yra, dėl to mes gauname ir efektyvumą 91%. Taip pat katilą galima aprūpinti lambda zondu. Lambda zondas užtikrina stabilų ir aišku sudegimo katilui. Tai yra, visą laiką bus stabilus ir geras sudegimas. Jums nebereikės rūpintis granulių svėrimu ar kitais parametrais, bandant sureguliuoti katilo efektyvumą. Kamine yra sumontuotas dūmo jutiklis, kuris supranta, kad katilas yra užsikūręs arba užgesęs. Taip pat galite įsigyti su lambda zondu, tuomet nereikės reguliuoti degimo parametrų. Pats zondas matuos deguonies kiekį dūmuose, būtent viduje, ir pagal tai užtikrins efektyvų degimą jums. Katilas taip pat aprūpintas ištraukimo ventiliatoriumi, tai yra dūmsiurbė, kitaip tariant. Vadinasi, turėsite stabilesnį degimą katilo viduje ir tik paskui išmetimą į kaminą. Katilo valdiklis valdo ne tik patį katilą ir jo užkūrimo procesą arba malkų deginimą, bet valdo taip pat ir katilinės kitus įrenginius, tokius kaip cirkuliacinius siurblius, boilerio šildymą, gali akumuliacinę talpą krauti, taip pat gali reaguoti į lauko temperatūrą ir vidaus, gali valdyti ir lambda zondą. Taigi gali valdyti pilnai jūsų katilinę ir visą katilinės darbą. Taigi, granulių padavimas. Granulės supilamos į 310 litrų bunkerį, apytiksliai tai yra apie 14 maišelių po 15 kg ir paduodamos sraigtu į degimo kamerą. Mūsų sraigtas pasižymi tuo, kad jis nėra tuščiaviduris, todėl jums nereikės valyti dažnai būtent pjuvenų apačioje bunkerio. Jos nesikaups, tiesiog jos bus pakeliamos ir išmetamos į degimo kamerą. Keliaudamas granulės krenta per plastikinę gofrą ir krenta į degiklį. Prieš įkrentant į degiklį mes turime dar vieną privalumą, pas mus yra apsauginis impulinis vožtuvas. Tai yra, krisdamos granulės patenka į degimo kamerą, kai jos nekrenta, vožtuvas užsidaro. Apsaugo nuo dažno reiškinio, kai renkasi dūmai į bunkerį. Toliau pas mus yra degiklis.
Degiklis pasižymi tuom, kad jisai nusivalo šlaką pats. Jums nereikia valyti, dėl to mes netgi pafilmavom primėti tam varžtų ir kitų šiukšlių degiklio dugną, kaip jisai valosi ir kaip tą šlaką jisai išmeta. Jūsų atveju, net ir įsigijus prastesnės kokybės granulės, jums nebereikės rūpintis tuom, kad jūs gausite katilą su klaida, jog nepavyko užsikurti. Dabar mes krausime malkas ir pamatysime, kiek fiziškai telpa malkų į degimo kamerą. Tikrai nustebsite, nes visa šita krova sueis į vidų. Matote, dar turime šiek tiek vietos, bet iki pat viršaus nekrausime. Užteks. Prieš pradedant kūrenimą malkomis labai svarbu išimti turbuliatorius iš katilo šilumokaičio vidaus. Degimo procesas vykdomas dujų generacijos principu. Tai yra, į pirminę degimo kamerą paduodamas nedidelis deguonies kiekis tam, kad iš sudarytų žarijų išsiskirtų dujos. Jis specialiai turi būti mažesnis, nepakankamas. Antrinėje deguonies kameroje mes turime skylutes, per kurias paduodamas antras deguonis ir tada tos dujos uždegamos. Tokiu būdu mes gauname dujų generaciją. Iš aukštos temperatūros išskiriamos dujos yra papildomai sudeginamos. Kyla į viršų ir keliauja per šilumokaitį į kaminą. Tokiu būdu mes užtikriname gana efektyvų katilo darbą malkomis ir turime ne tik aukštą efektyvumą, bet ir švarų kaminą, švarų katilą ir labai mažas kuro sąnaudas. Kūrenant malkom tiesiog reikia pakeisti nustatymą iš medienos granulių į malkų. Ir katilas atjungia padavimo sraigtą ir tuo pačiu galite šildyti namus malkomis. Valdymas išlieka tas pats visų įrenginių. Taigi, apibendrinam. Katilas turi Automatinį granulių degimą, dujų generacinį degimą malkomis, aukštą efektyvumą, pilną automatiką,